Sveiki visi. Su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Trumpai priminsiu, kad čia mes remiamės skaitmeninę pasaulio arba visatos sandaros formą ir žmogaus kaip dalyvaujančio tame mechanizme kelią mes matome per skaitmeninę jo programą. Tai jeigu jūs esat keblioj situacijoje, jums visada verta pasitikrinti tą informaciją ir aš kviečiu tai padaryti. Jeigu jūs esat laimingas ir sėkmingas, viską intuityviai darote gerai. Bet šiandien apie turtą. Dažnai jūs labai domitės tais video, kurie yra apie turtą, bet šiandien aš norėjau pakalbėti apie palikimą. Ir kaip kartais atrodo visiškai nesvarbus dalykas, apimtyje pasidaro labai svarbus. Kaip jūs turbūt žinot iš daugelio aplinkos žmonių, kad jeigu tėvai yra turtingi ir vaikui viską duoda, tas vaikas pats nieko nepasiekia. Jis tą turtą kažkaip sunaudoja, kažką praranda, kažką išlaiko, bet pats jis jo niekada nesugeneruoja. Ar niekada negaliu pasakyti, bet didžiąją dalimi mes remiamės vis tiek tokia, kaip sakyt, dauguma faktų. Kodėl taip atsitinka ir kaip reikėtų daryti teisingai, kad taip neatsitiktų? Pagal visatos principą arba dvejetainį, dešimtainį tą sistemos modelį. 0, 0, 1, 1, 0, 0, ar ne? Arba dešimtainiai laiptai, kaip aš kalbėjau matricos sandaroje, kaip pati sandara matricos arba skaitmeninė visatos programa remiasi į tą dešimtainį kodą, tai jūs pažiūrėję, tai matysit. Bet šiandien kaip reikėtų daryti, kad ne tik jūsų šeimoje viskas generuojančiai į viršų augtų, o ne degraduojančiai žemyn. Ir lygiai taip pat, kaip tai atsitiktų visatos prasme, žmonijos prasme, kad jį augtų, o nekristų žemyn. Tai kai mes paliekam turtą savo vaikams, jie dažniausiai nieko nepasiekia, nes mes jau pradedam duoti jiems nuo jaunystės ir motyvacijos nėra. Kaip reikėtų daryti? Aš negavau turto iš savo tėvų. Aš turėjau motyvaciją sugeneruoti pati. Sugeneravau tuo savo gyvenimo būdu, parodžiau pavyzdį savo vaikams ir jie tuo pavyzdžiu remiantis taip pat sugeneravo patys. Aš galiu palikti turtą savo anūkams, todėl kad mano vaikai remdamiesi mano pavyzdžių sugeneravo patys ir parodė pavyzdį anūkams. Ir anūkai gali paimti iš manęs, jiems tai nepadarys blogo, nes pavyzdys pas juos užsifiksavo tas modelis arba algoritmas arba elgsena situacijose ir siekiuose pagal tėvų rodomą pavyzdį. Tai jeigu mes eisim tuo punktu 0011, ar ne, man nepaliko, aš nepalikau. Ir tada aš palikau anūkams, o mano vaikai savo anūkams, va tais laiptukais mes generuotumėm ir nepakenktumėm vieni kitiems. Deja, dažniausiai būna taip, kad jeigu man tėvai nieko nedavė, tai jau aš viską atiduosiu ir dirbsiu iki žilos senatvės, kad tik vaikam būtų gerai. Mes tai darom iš geros širdies, bet žinot, jeigu tu nesupranti mechanizmo arba kokias pasiekmes neša tas darimas, tai niekur to pliuselio neuždeda nei mūsų gyvenime, nei vaikų gyvenime, nei toj visatos apimtyje. Tai aš jums linkiu su palikimu pasielgti taip. Ne savo vaikams, o savo anūkams. Todėl, kad anūkai jau bus pakankamai brandus ir jūs jų nesugadinsit. Tarkim, kaip seneliai išeina iš gyvenimo, jau anūkai būna brandus, jau jie būna nusiskinę ir pavyzdį gerą tėvų nesiųs tėvam, neaprūpinot jų ir jie matė. Ir tada, kas antras laiptelis, viską veda į viršų. Tai labai gerai pagalvokit ir nebūkit, žinot, dažnai mes sakom, kaip aš čia dabar neduosiu tiems vaikams ir dažnai aplinkoje sako, vaistai toks, žinot, skūpas čia nedavė. Taip, jeigu jūs manot, kad jūs gyvenat vieną kartą, esat iš beždžionės ir čia vat kaip jau išeisit iš čia nieko nebebus, tai taip, jūs tam trumpam egzistenciniam kelyje galit taip matyti ir jūs tada nesuprasit to
labai ilgo egzistencinio sielos kelio, kuriame būtent tie dalykai turi esmę. Nepavokim gyvenimų iš savo vaikų, nepavokim iš savo vaikų patirčių, nepavokim iš savo vaikų galimybės užaugti ir rodyti pavyzdį savo vaikams. Pasirūpinkim anūkais. Ir tada viskas bus gerai. Ačiū už jūsų dėmesį.